Jokių būdų praktiškai niekada nėra legalu gręžti ginklo vamzdį. Yra numatyti įstatymo atvejai, kai tam tikriems žmonėms gali būti ar įmonėms suteikiamas leidimas daryti tokius pakeitimus. Bet jeigu jūs užduodat tą klausimą, jūs tikrai nesate tas asmuo ar ta įmonė. Pagalvokit patys. Valstybė nustato, kad dujinis ginklas, kurio vamzdžio viduj yra pertvaras, kad iš jo neišskristų kovinis, pavyzdžiui, 9 mm šovinys. Ten vamzdį yra pertvaras. Ir dėl to valstybė nusprendžia, kad jisai šaudo be kulkų ir jis yra C kategorijos ginklas. Jį ganėtinai lengva išsimti, C kategoriją ganėtinai lengva gauti. Jūs išgręžia tą vamzdį, nebelieka tų pertvarų ir tada ale kažkokiu būdu galite įsidėti kovinį šovinį. Tai šitas ginklas, ką tik iš C kategorijos, kurią ganėtinai lengva gauti, pavirto B kategoriją kovinių ginklų. Tai reiškia, jūs niekam nežinant iš ganėtinai nepavojingo ginklo gavot labai pavojingą ir mirtiną ginklą. Tai įsivaizduokit, kas būtų, jeigu tai būtų legalu. Aišku, kad tai nėra legalu, valstybė taip neleidžia be patikrinimo keis ginklų kategorijų. Tai jokių būdų, kad ir kas nors jums pasakos, ką nors, negręžkit vamzdžių, nes tai pakeičia ginklo kategoriją. Ir jeigu neklystu, tai net gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Dujiniai, koviniai ir pramoginiai ginklai getbekse.